Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Lidl grilio talentai gamina jautieną. Kas sužavės Vytarą Radzevičių? Ar galima kažkaip grožį laimėti? Grožį galima. Kebabas su jogurto padažu. O iešmeliai tai dega? Ai, Vytarą, kai valgyt nori, tai... Ar sultingas mėsainis? Visą tai Lidl grilio talentuose jau netrukus. Sveiki, čia laida Lidl grilio talentai. Aš esu Vytaras Radzevičius. Esame nuostabioje vietoje prie Pučkorių piliakalnio ir šios laidos tema yra jautiena. Netrukus susipažinsime su laidos dalyviais, bet pirmiau nuvažiuokime į Lidl parduotuvę įsigyti produktų. Šios laidos tema jautiena ir aš atėjau Lidl parduotuvę prie jautienos skyriaus, kur čia didžiulis pasirinkimas yra jautienos maltiniai, rostbifas, kumpis, tačiau mums reikia sprandinės. Ir kepti tokią mėsą yra didelis smagumas. Prie sultingo jautienos kepsnio visada norisi visokių daržovių. Čia pasirinkimas puikus. Mano mylimos pakčioj salotos, kurios itin greit paruošiamos ir skanios. Prieskoniai, rozmarinai, čiobreliai. Viską galima panaudoti. Smidrai kokie dideli. Juos labai trumpai kepti. Salotą be abejo visada pravers. Ir pomidorai be abejo prie jautienos labai tinka pomidorai. Štai kokie dideli. Sugalvos, ką su jais daryti. Labą dieną. Nepamirškite, apsipirdami Lidl parduotuvėje, pasinaudoti appsu Lidl Plus kortelę, kurioje sužinosite savo išlaidas, galite susidaryti prekių sąrašą, pirkinių sąrašą ir taip pat sužinoti visas naujienas. Nuostabus garsas. Produktai jau ant stalo ir dabar sužinokime, susipažinkime, kasgi stovės prie stalo. Elena Karalienė, Power Hit Radio vedėja. Čirškinimo patirtis 7 metai. Marius ir Audrius Krutuliai, grilio profesionalai. Čirškinimo patirtis virš 20 metų. Mano santykis su maistu šiaip yra labai geras, labai mėgstu valgyti ir jeigu rimtai, tai man maistas yra geriausias atsipalaidavimo būdas. Aš labai mėgstu gaminti nuo mažens ir mes namuose dar vaikystėje turėdavome dalintis virtuvę, nes ir mama mėgsta gaminti, ir močiutė mėgo gaminti, ir aš mėgstu gaminti. Tai būdavo tokia padalinta į 3 dalis virtuvė, kad galėtume kiekvieną, ką norim, ruošti. Tai Marius dažniau galbūt gamina, aš dažniau valgau. Nemeluok, tu irgi gamini. Iš tikrųjų, su maistu jau esam pažįstami labai nuo senai, nes tikrai tekdavo pabūti vieniem namuose ir pasigaminti tiek kotletus, tiek prideginti keptuvės, tiek, nežinau, visko buvo. Šiaip gaminam, kaip turim laiko, tikrai gaminam, tikrai kasdien, tikrai mėgstam pavalgyti skaniai, tai va dėl to ir esam čia. Aš labai gražiai prie jo moku pastovėti ir pažiūrėti, ką daro mano vyras. Jeigu rimtai, aš pati nesu nė karto mūsų namuose grilio užkūrus, bet, pavyzdžiui, paruošti mėsą ar kokius nors kitus patiekalus, kuriuos kepama ant grilio, tai yra mano pareiga. O jau juos iškepti ir prisimti visą tą atsakomybę prie grilio yra mano vyro darbas. Yra tekę padirbėti kelias vasaras pajūryje prie griliaus, tai vat nuo tada vasara be griliaus yra neįsivaizduojam. Tiesiog. Jis tik tai valgo. Plaunu indus indapalą ir valgo. Šiandien matysime nuostabią improvizaciją, nes visgi šitoje grilio kovoje turėjau aš būti ne viena. Štai čia turėjo stovėti mano eterio kolega Saulius Banelis, kuris šiaip
daugiausiai idėjų išsakė dėl mūsų recepto. Bet kaip matom, mes jo čia nematom. Saulius susirgo ir šiandien šitą naštą ant šitų gležnų pečių turiu nešti viena. Tai mano patiekalas, kurį aš modifikavau šiandien pagal save, bus jautienos burgeris su truputį mėlyno pelėsinio sūrio ir karamelizuotais svogūnais. Tikiuosi, kad gausis, nesu tokio patiekalo daręs, čia visiškai improvizacija, bet va, laikau. Sėkmę. Šiandien gaminsim kebabą. Jis nėra tradicinis tas kebabas mūsų. Ne, jis nėra toks tradicinis, toks, sakyčiau, labai paprastas, daug žolelių, daug skonių ir viskas labai paprastai ir žiauriai skaniai. Keli dalykai, kurių žmonės dar nededa, turbūt. Feta ir burokėliai. Ir burokėliai, taip. Čia paturbintas truputėlį. Šiaip labai džiaugiuosi, kad mano varžovai bus Powerhit Radio klausytojai, Marius ir Audrius, du broliai, kuriuos aš ir pati puikiai pažįstu. Jie yra mūsų ryto laidos Šokių kelnes klausytojai. Tai nelabai bijau prieš juos kovoti, nes čia prieš jūs stovi maža, pikta moteris, kurią pavedė jos eterio vyras. Tai manau, kad broliams reikėtų dabar saugotis. Bendraujam su tuo duetu tikrai nemažai ir žiauriai fainas duetas. Gaila, kad nebus Elenos kolegos Sauliaus. Įsigando turbūt. Turbūt įsigando, nes vis tiek teks Elenai atlaikyti mūsų karštį. Galvojam, kad paimsim pirmą vietą, tai čia visi taip sako per konkursus, bet tai tikrai nėra svarbu, mes atvažiavam padalyvauti. O Dieve, mūsų klausytojai, kurie klauso ryto laidos, per Powerį tikrai žino, kad mes su Saulium galim susimušti dėl to, kuris buvo teisus, kuris laimėjo, kuriam tašką reikia skirti. Tai aš tikrai esu azartiška. Saulius irgi, kurio čia nematom, irgi yra azartiškas, tai kovosim. Taigi dalyviai jau pasiruošę, peiliai paruošti, produktai paruošti, viskas paruošta. Lidl grilio filmavimai vyksta bet kokiu oru, kaip ir daugelis jūsų turbūt grilinat, ar pliaupiant lietų, ar šviečiant saulėje, nesvarbu. Svarbu tai, ką mes paragausime laidos pabaigoje. Ir šiandien gal kiek ir nelygios jėgos, bet nieks nežino. Elena ir broliai Marius ir Audrius, arba sutrumpintas komandos pavadinimas Audra Mariuose. Arba Krutuliai. Krutuliai. Krutuliai trumpiau, geriau gaunasi. Ar taisyklės aiškios? Ne. Taip. Kai tik aš jums įteiksiu peilius, jūs pradėsit gaminti, o kas neaišku? Šiaip man neaišku, kur mano partneris. O kur tavo partneris? Sakė, serga. Kodėl tai ištiko vienatvė? Sakė, serga, bet iš tiesų mes jau su broliais priėjom prie šito sprendimo, kad išsigando. Ar galima kažkaip grožį laimėti? Grožį galima, grožis prie maisto visada dera. Na gerai. Ir aš tik priminsiu, kad tie, kas užims šiandien antrą vietą. Kodėl pasakiau tie? Todėl, kad tie, kas užims antrą vietą, bus apdovanoti Lidl pirkinių krepšeliu. Štai puikus krepšelis įskaičiuotas, daugelis to klausia. Nereikės grąžinti, ne? Ne, nereikės. Puikiai. O pirmos vietos laimėtojui atiteks čekis 200 eurų apsipirkti Lidl parduotuvėje. Ulele. Verta pasikrauti. Aha, Elena, taip. Gerai, šios laidos tema yra jautiena ir mes tradiciškai pradedam. Aš jums įteikiu aštrius įrankius, jūs galite pradėti gaminti. Dar nežinai, ką gaminsi. Na, žinai, vytarai. Kažką iš jautienos, ne? Mes receptą tarėmės kartu su mano kolega, kuris susirgo, tarkim, aš nežinau, na aišku, vyrams, kai 37 jau labai rimta liga. Dažnai serga. Na tai va, tai šiaip jisai organizavo mūsų receptą, jis būtų organizavęs mūsų kepimą ir visą ką, jam labai patinka pjaustyti. Ir tada likau aš viena. Bandysiu gaminti jautienos burgerį su labai skaniom brioche bandelėm. Aišku, kaipgi be pomidoro kokio, agurkėlių tokio padažėlio, čia šakar makar jisai vadinsis. Turim karamelizuotų svogūnų, turim čederio ir dar galvoju, gal ant to čederio aš ten taip patrupinsiu gorgonzolos, bet čia dar žiūrėsim, ar taip gausis, kaip aš turiu galvoj viziją, ar ne. Linkiu sėkmės. Palauk, gal atidaryti tau. Aš žinau, aš labai aš retam ir esu, kad atidarinėčiau. Visada įleidžiu truputį degonės. Ir dar vieną iš karto. Prašau. Nežinau, reikės, bet atsidarykim. O broliai tuo tarpu, kuris vyresnis iš jūsų? Aš visai. Daug? Ne, 5 metus kaip. 5. Nėra daug. Nėra daug.
Tai ką, jūs gaminsit? Paslaptis. Nenorim atskleisti, nes karalienė gali nusikopijuoti. Kas per paslaptis? Gerai, Kas per paslaptis? Davai, darysim sakykit. jautienos kebabą. Čia toks truputį bus maišytas su Omano skoniais, su Tailando skoniais, su Turkijos skoniais, Tai su tokia lietuviškais. fusion virtuvė. Jo, Lietuvos skoniai, pamatysit, čia bus žiauriai gerai. O kaip jūs beje susipažinę su Elenu, jūs esate labai pažįstami? Žinokit, tai yra geriausias radio, koks gali būti ryte, Ne nes visada į automobilį sėdo apie 7 valandą ir jie pradeda su savo himnu. Ir prasideda diena tikrai gerai. Bet aš pastebėjau, kad pas jūs jau yra tokių vidinių prieštaravimų, nesutarimų ir tai turbūt į naudą Elenai bus. Visko gali būti, laikas parodys. O kokia pradžia? Ruošiam maltą jautieną su žolelėm, truputį druskytės pipiriukų, iškepsim, padarysim padažą su jogurtu graikišku ir po to dar papasakosim toliau. Na, aš neturėčiau to sakyti, bet kažkodėl mano simpatijos šiandien tavo pusėje, nes tu viena prieš tos Šiaip du. jo, aš nežinau, ar yra tokia Kodėl galimybė šitus? kaip Mes esam šefo broliai. pagalba. Broliai. Gali būti, aš viską galiu, bet aš kartais blogai patariu. Nes aš žinok, turėsiu klausimų į priekį. Klausk. Man reikės kepti jautienos maltinukus. Taip. Jie jau yra paruošti. Taip. Jeigu tu man nepatarsi, nu, man parūpino tokį dalyką. Čia ne čirvinių blynų keptuvė. Nu, panašiai. Naudot O man tu paskambink. salės kolegai. pagalba. Tie tada labiau pasitroškins negu apskrus, nežinau kaip tu nori. Na gerai, žiūrėsim, bet dar aš nekepsiu. Tai tu čia jau priimsi sprendimą, manau, pati. Jogurtas su žalumynais Ko maišomas. reikia? Žiūrėk, pačiame Elena, tau čia indelyje. nekepa niekas. Nuo 7 atari. Nuo 7 iki 11. Ar tu Taip. tai pripratusi jau anksti keltis? tau? Eina 6 metai, tai jo, pripratau ir visą gyvenimą persidėliojau taip, kad rytas būtų prioritetas. Galiu aš aukštą? Prašom, kiek nori, galiu Aš čia tokį darau šakar makar, žiūrėsim, kas gausis. Čia turi būti slaptas Pomidorų padažas, majonezas, ir agurkėliai, dar garstyčių įdėsiu. Čia yra visų lietuvių mėgstamiausias padažiukas prie burgerio, žinokit. Šį kartą aš esu nevalgęs. Taigi dabar Gerą vytarai ženklą. 6 vakaro. Aš Čia toks po protarpinis. 6 ryto nevalgau. O vyrai jau sumeistravo, sulipdė kebabus. Išduokit paslaptį mūsų žiūrovams, pavyzdžiui, kaip juos reikia sulipdyti, kad jie nekristų nuo iešmelio. Jie šiaip turėtų būti kambario temperatūros malta mėsytė, tai tada puikiai viskas formuojasi. Ir gerai išmaišyti reikia ir su rankom. Ir viskas. Kad įspaudžiat, nedūrė. Ai, dar apvaliojat, dar paspaudžiat. Taip. Vatos nereikia dėti. Ne. Bet tie dviese taip greitai viską daro. Ką reiškia greitai? Elena lyg Pažiūrėk, jau sukasi, jie čia jau padažą beveik ruošia. Nors ir Kas greičiau? Va, lietai labai matau maišai. įjungia 5 greitą lėtą. Ir dabar pereisiu prie mėsiškų dalykų. Ne. Ne? Dar susipjaustysiu, kad nuimčiau stresą ir įsivažiuočiau pomidorą. Ai, tu kai kažką pjaustai, tau stresas nusima. Taip, arba išveikiu kokią blogą energiją. Ir šiaip manau, kad galėsim judėti prie kepimo procesų. Gal netgi kepti reiktų. Ne, nereiktų dar, žinokit, po to dar Bet sudegs, o smagu, kai su savim pasikalbi. ir Aš viską. dvynys esu zodiakas, tai mes dviese. Raudonieji svogūnai, planai pjaustomi, jos kažkaip dar su jais kažką darysite ar tiesiog? Žalius dės. Žalius dėsi. Ir iškilmingas momentas, pirmieji kepsniukai keliauja ant grotelių. Iškart pasigirsta tas širdžiai mielas čirškesys. Kiek laiko kepsit? Kaip kam, šiaip mes iškepsim, kad būtų iškepę. Kaimynė klausia tiesiog. O kaimynė, ai, kiek laiko reikia kepti? Ką žinau, kol iškeps, nu. Viskas bus gerai, žinokit, aš net nebejoju, aš atėjau laimėti. Tiek, kad jie dar patrukdyti. Noriu Bet tu pipirų. griliaus neužsikaitus. Eik, numariau. Pažiūrėk, ką? kiek rodo. 0. Ja, papipirinom. Žinau, kad druską norėčiau berti, kai iškeps, bet tikrai pamiršiu. Tai geriau rizikuokim, varykim dabar. Žinok, man ir su trumpa atmintim yra vis blogiau ir blogiau. Ir turėtų įvykti šovimas. Na, Koks šovimas. Užsikimskite ausis, dabar bus šūvis. babinkšt. Kaip čia kepa. Darysi gerai iškepusi, vidutiniškai ar mažai? Skaniai. Ai, skaniai. Paliksiu nuspręsti Vytarui, kaip ten iškepi. Duok, aš tau jau matau, kad Kaip su mažu vaiku. Šiaip pas mane labai skaniai kvepia. aš jaučiu.
Bet ir iš tos pusės neša pauostyt. stipriai. Man čia toks stereo gaunasi. Va. Oi, kaip kepančio burgerio mėsos kvapas. Jau išsigandau, kad ugnyje. Vartymas vyksta Labai. išradingų būdų. Ai, Vytarą, kai valgyt nori, tai Ir viešmelį suvalgai. ir ešmelis eina į trasą. Paragaujam. Sūris. Čia man jau? Taip. Iškart man deda ant stalo. Valgot aštriai? Nežinau, Elena mėgsta aštriai. Taip. Galima ir aštriai. Gerai, Tada kad turiu galima jalapenų ir aš. Būčiau pamiršusi. Jalapenai šiaip nėra. Čia aš su jais kalbėdamas tau priminimus numetinėjau. Geriau nei tikėjausi. Gurką turim, salotą. Pomidorų užteks, ar mažokai. Užteks. Tu labai viską darai ir gerai ir viena. Kalendros gal įdė. O kaip kalendra? Oi, mano mėgstamiausias žalumynas. Elena? Toks blakės skonio. Va, va. Baig. Čia akivaizdus pavyzdys, kaip pasaulis yra padalintas į dvi dalis. Kaip gali būti neskanu? Toks indų ploviklio truputį. Indų, tu turėjai galvoje, kad nuvažiuotai tu į Indiją, tai žinau, tu nieko nevalgytai, nes ten vien kalendra. Taip. Einam padėt. paerzint. Elena, tau pagalba. Davai, vyrai. Nu. Imkit peilius, dirbam. Galandam? Oi, kaip neblogai. Bus dvigubas sūris. Kėlio nereikia susipjausti. Ten jisai. O šiaip. Ne, ne. O bulkytės Kontrolė nekepsi? ateina. Kepsiu. Bet jūs nesijaučiat, kad va tokie du vyrai be keliolikos centimetrų po 2 metrus ir prieš gležną, gražią radio laidų vedėją, taip surėmė pečius. Šiaip, jeigu Elenos balsas turėtų ūgį, tai aš manau būtų 3,5 minimum. Centruotų. Centruotas visiškai. Ločiu. Tikrai niks nedega. Dega ten jau, bet aš Pagal neturiu kvapą tai laiko. jau dega. Eikit. Dramos karalienės jūs. Vargia, vargia, vargia. Padėkit man kas nors gyvenime. Tau padeda visi žiūrovai dabar, nes manau, jie tavo pusėje. Ir aš jaučiu tą palaikymą, kam skirti pirmą vietą. Kas čia darot? Palaukit, nematau. Ai, gerai, dar nedega. Dega? Ten sūris dega. Svilėsi. Nu, tokie Aš jūs užakinsiu savo dūmais. ne kažkokie aromatizuoti, o tokie... Iš to pusės nieko nesklinda. Ai, dar ką norėjau pastebėti žiūrovam, pašildykit tortilją. Truputėlį. Bus skaniau. Ir tai suminkštėja tada. Taip. labai. Gerai iškepus matosi. Taip. Sultinga. Įsimarinavus. Taip. Nu, gražiai atrodo, negali čia ginčytis. Bet iki Elenos dar toli. Yra kur tobulėti. Tai kaip tai palaikau? Ačiū, Vytarai. Burokėlių sluoksnis. Burokėlių truputėlį. Virtų burokėlių Čia virti, taip, virti burokėlių. Kad nesusidėtų žmonės po to. Burokų. Oho, va taip va, bus patiekta. Ne? Taip. Pirmas patiekalas paruoštas. Šiaip tai skaniai atrodo. Netrukus ragausiu. Bet ir skonis geras. O Ką tu sakysi? Vieną bliną. Mano kepa šyla viršus labai greitai ir viskas. Ką, lygiosios, viskas. Nu, gražiai atrodo, eina puikiai. sau. Puikiai, nu. Aš didžiuojas, bet dabar nenuversti visko reikia. Matot? Ir štai taip, pliaupiant lietui prie Pučkorių piliakalnio, patiekalai paruošti ir metas juos ragauti. Čia vyksta nebylios oro dvikovos tarp varžovų. Ir turbūt toks vienas retesnių atvejų Lidl Grilio talentuose, kai nereikės įrankių ragavimui. Taip. Ar ne, nes kasgi valgo kebabą ar hamburgerį, aš atvirkščiai pasakiau, su peiliu ir šakute. Tai pradėsim gal nuo Elenos, kaip džentelmenai, ne? Nu, tai ateikit ir jūs. Tai ateikit. Štaigi. Aš manau, kad mes galėsim pasidalinti vienu. Taip, Imti, susispausti, kaip sako, pagal teoriją šiaip reiktų atversti Būtinai. ir tada valgyti. Nes tada neva tai subėga į bandelę visi reikalai. Taip, padažai reikia, va, puikiai. Spaudžiu. Puikiai. Iškart, nes apžiot labai sunku. Taip, broliai, jūs galite kitą Dabar dalintis. taip apverčiam. Auk, broli. Jaunam? Jaukit. Skanu. Bet yra viena bėda, apie kurią netrukus pasakysiu. Bet gal po Aš čia pasidėsiu. to. Prašom, užėkite satelį šito šedevro. Taip, kad stalas tuštokas. Užteks jums abiem. Tik tiek liko jau. Tik tiek liko. Elena, O čia prašom. rimtai galima paragauti? Visą imk ir To ragauk. priklauso. Nesusidaužkim. Kvepia skaniai. Labai.
Tautinis kebabas su burokėliais. Skaniai. Aštrumas labai geras. Šiaip jo. Paragavus hamburgerį ir paragavus kebabą, buvo labai skanu, nuoširdžiai ir tikrai toks tinkamas gamtai, kad ir lietingai maistas. Paselianą pajutau vieną dalyką, gal dėl to, kad nebuvo partnerio ar kolegos, tai tas sūris, kuris privarvėjo ir degė pačioj, jis labai persmelkė skoniu degėsio. Mes labai atsiprašom, kad čia mes taip vyrai susivienyje, bet... Ne, tai nieko. Bet Elena, tu tikrai kovoji nelygiom sąlygom prieš tokius du. Ir aš tau bandžiau padėti, kaip galėjau. Ačiū. Receptas iš tiesų labai geras, tai gal reikia atsargiau su to sūriu. Gerai. Ačiū. O broliams 200 € čekis apsipirkti Lidl parduotuvėje. Ačiū. Linkiu gerų pasirinkimų. Ačiū, bet mes negalim jo priimti, žinokit. Mes norėtumėm Mulan fondui perduoti. Gerai. O, kad geras. šuniukam turėtų už ką O čia yra džentelmenai. Geras, o mes perdodam Mulan fondui. Šiaip jo, jeigu girdėjot, Ajana, kuris serga cerebriniu paralyžium, žygiuoja per Lietuvą 360 km ir jinai renka pinigus šunims asistentams ruošti. Ir tikrai Paurio klausytojai labai prisidėjo ir va, dar vieni Paurio klausytojai, tai žiūriai, fain, labai Koks gražus pavyzdys ir kokia gražia tonacija mes baigėme šią Lidl Grilio talentų laidą. Šios laidos įrašą ir receptus galite rasti tv3play.lt arba Lidl Lietuva YouTube kanale. Šviesaus, giedro oro linkėdamas, atsisveikinu iki kitos laidos. Iki. Du dalyviai, bekompromisė kova ir skaniausi grilio receptai. Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.